dienos tavo lotoso pėdoms. O Radharani, ką tu čia veiki? Aš veriu girliandą iš nuostabiai saldžiai kvepiančių čiampako žiedų. Tada, kai nuvelsiu ją, aš uždėsiu šią nuostabią girliandą mano mylimam Šyamasundaro ant kaklo ir mes eisim į Vrindavano giraitės šokti. Kaip nuostabu. Kur tik pasižiūrėjusi Vrindavane, visi tarnauja Šyamasundarai. O aš einu pasižiūrėsiu, ką mama Jašoda veikia. Ata. Radika, kodėl tu šneki su Narada Muniu? Tu žinai, koks jisai intrigantas. Jis tikrai mūsų pykdys. Ką tu šneki? Krišna, mano meilė tau yra tokia didelė, kad niekas jos net nesumažintų. Tu esi mano gyvenimas ir siela. Krišna, nepergyvenk dėl to. Tu neklausai mano įspėjimų? Pamatysi, kas tavo bus. Kas bus? Vau, tu taip gerai groji. Prašyk, ko nori. Išpildysiu visus tavo norus. Na, aš dabar jokių troškimų neturiu, bet kai kažką sugalvosiu, aš tą būtinai pasakysiu. Eime. Vrindavano. Ką jūs čia veikite? Kokiai šventei ruošiatės? Narada Muniu, brangusis, mes puošiam supynės, Radai ir Krišnai suktis. O kur Radharani? O, nežinau, turbūt dar puošiasi, žinau, tos moterys. Tikriausiai dar su Pradžiananda užsiplepėjo, kur nors mato džiaugšte. Tai Radharanės nėra. Krišna, atsivedė, kažkada man žadėjai išpildyti mano norą. Taip, žinoma, aš visą laiką esu pažadus. O mano noras yra toks. Aš noriu šiandieną pamatyti žaidimą, kaip tu supiesi ant supynės su Lalita. O, gerai. Radharani vis tiek dar neatėjo. Bet negalima, tu turi supti su Rada, ne su Mes manimi. turim išpildyti bakčių norus. Aš jam prižadėjau. 5 minutės. Bet tik 5. Nuostabioji Radika, ką tu čia veiki? Puošiuosi, tuoj eisiu susitikti su Krišna ir mes eisime suktis. O žinai, ką Krišna dabar veikia? Tikriausiai galvo apie mane. Laukia manęs. Tai ką jis veikia? Norėtum. Krišna dabar supasi su Lalita ant supynių ir jam taip nuostabu, kad jis net šiandieną į fystą neketina ateiti. Kaip? Fystą. Supasi su Lalita. Nu. O aš tavim netikiu. Taip negali būti, jisai nori suptis tik su manim. Nori supti su tavim? Prašom, einame pasižiūrėti. Einam. Aš netikiu. Matai? Batalija.
Nara dabar nėra, o Radharani dar neatėjo. Kažkas čia ne taip. Galbūt Radharanė, jai galbūt kažkas negerai, gal tu bėg, pažiūrėk. Intriga. O Radhika, kodėl tu verki? Kodėl aš verkiu? Gal dar klausimas kyla, kodėl aš verkiu? Kas atsitiko? Tik neapsimes, kad nežinai, tu visada apsimeti ir gudrauji ir dabar irgi. Kodėl verki? Pasakyk, Radhika. Kodėl verkiu? Tu supiesi su Lolita, kai tu turi supti su manim. Tu supiesi su Kas Lolita, tau mane tai pamiršai, pasakė? manęs nebemyli. Kas pasakė? Dabar jau susukti nori. Nerandamunis man pasakė. Aš žinojau, kad tai bus. Aš tau sakiau. Aš irgi tau sakiau. Nerandamunis man liepė supti su Lolita, nes aš jam buvau prižadėjus vieną norą. Visi taip sako. Žadėjus. Lolita su manim sukosi tik tai dėl to, kad aš išpildyčiau Narandamunio norą. Ir aš turiu tavim tikėt? Nu gerai, patikėsiu paskutinį kartą. Einam suptis.